Sveiki, gyvi. Truputėlį kalibracijos norėčiau. Kas iš jūsų ateina iš marketingo? Trečdalis programuotojai. Keletą dirba startuoliuose. O galvoja apie startuolį? O, dauguma, įdomiai. Tada pataikiau, nes iš tikrųjų kolega puikiai prieš mane pakalbėjo apie tą vadinamą marketing growth hacking, kai jau turint produktą, reikia į taip vadinamas raktinis žodis scalinti, tai yra pasiekti maksimaliai didesnės vartotojų bazės. Prieš atliekant marketingą nors kur, tikrai labai svarbu pasiekti tašką, kur tu tikrai supranti, kad produktas, prekė, paslauga yra rinkai reikalinga. Nes labai dažna tokia problema, ateina startuoliai, sako, viską sukūriau ten kažką tai va tokio, esu įsitikinęs, kad tai yra tiesiog fantastika, man reikia va tiek pinigų marketingui, nes apie mane niekas nežino ir čia didžiausia bėda. Kai pradedi gilintis, supranti, kad dėja, gal bėda ne marketinge, o tai, kad banaliai prekė, paslauga, produktas niekam nereikalingi. Tai šiandien pakalbėsiu apie tą segmentą nuo nulio, ta prasme, kai tiesiog kilo idėja kažką padaryti. Vėlgi, tai gali būti naujo startuolio idėja, tai gali būti nauja verslo šaka korporacijai. Taigi noriu irgi pabrėžti, kad principai tai tie patys. Taigi suvesiu į tokią koncepciją, kaip inovuoti maksimaliai efektyviai, greitai, pigiai. Kaip pasiekti tą tašką, kai ateini į marketingą, marketingas tau daugina pajamas, o nedidina nuostolius. Taigi apie tai šiandien truputėlį pakalbėsim. Ačiū Dievui, egzistuoja jau dabar Midjourney ir kiti dirbtinio intelekto instrumentai, kurie leidžia labai vaizdžiai pailiustruoti, ką tu turi omeny. Taigi kreditas visom aplikacijom, prezentacijom, paveiksliukam, iš tikrųjų dirbtiniam intelektui. Bet čia aš pabandžiau pailiustruoti kertinę dilemą, kurią susidūrė investuotojai, kai pas juos ateina startuolis. Sakyčiau, 90%. Ateina startuolis, turi puikią prezentaciją, pradeda pasakoti apie, aš jau pradėjau vadinti, erdvėlaivį. Erdvėlaivis yra, aš sugalvojau kažką stebuklingo, fantastiško, pasaulyje to nieko nėra, ir čia bus tas, ir čia bus tas, ir čia bus tas, ir yra planas, ir duokit man puodą pinigų, nes kainuoja. Per 5 metus 100 programuotojų su 6-7 ženklų biudžetu sukurs kažkas stebuklingo, ko pasaulis niekad nematęs. Dabar pakrapštai galvą ir sakai, žinote, tiesiog jeigu imti analogiją su erdvėlaiviu ir lėktuvas susidaro iš 4 milijonų detalių, kurios stebuklingai veikia tarpusavėje, tai tu negali ateiti ir pasakyti, miegojau ir sugalvojau lėktuvą. Ir duokit pinigų, sukursiu kažką, tai sorry, bet reikia išbandyti popierinį lėktuvėlį, kad sparnai laiko, reikia išbandyti varikliuką, kad iš tikrųjų ir taip toliau, taip toliau. Taigi bandžiau aš iliustruoti, kad jo norisi, širdis nori sukurti kažką stebuklingo. Realybė yra, kad kol nepabandysi mikroelementų, kažkokių mikroidėjų negyvendinsi, iki tol uždrausta pačiam duoti, gauti didelių resursų, daryti nors ką rimtesnių. Taigi pirma mintis, sorry, bet reikia pradžiai kruopščiai išbandyti, grįšiu prie to žodžio, unit ekonomika, kad tikrai tas padaras, kurį sukūrė, padaras yra verslas, idėja, produktas, yra reikalingas, veikia, turi potencialą ir tik tai tada kažką daryti. Neišradinėti dviračio, pabandysiu pailiustruoti, ką aš turiu omeny, keletą tikrųjų keisų. Korporacija Dropbox. Visiems pažįstama, kurie naudoja Dropboxą? Pusė. Puiku. Visi žino šitą korporaciją, pasitikrinau market capą, tai prieš porą dienų buvo arti $10 milijardų. Mažai kas žino Dropbox atsiradimo istoriją. Tai jeigu kam įdomu, Dropboxas atsirado iš 30 sekundžių video klipuko. Ankstesnį jie padarė vėlesnį 3 minučių video klipuką, kur tiesiog sumėtė tokią paprastą animaciją, kaip galėtų atrodyti failų backupas, sharinimas, tam, kad nereikėtų tiesiog kiekvieną kartą įstatyti USB raktą, diskelį ar kažką tai. Pailiustravau 3 minučių video.
patalpintas online, vėlgi priminsiu, tą sekundę jokių programuotojų, marketingų, kažkokių kodų, kompų, ten saugyklų, nulis. Sugalvojo idėją, pasinaudojant tais laikais dar pakankamai griozdiškas animacijos instrumentais, praleido greičiausią dieną, tiesiog primėtė į tas 3 minutės, kaip galėtų atrodyti sąsai. Pasidalino. Kadangi tuo metu nebuvo nei Google Drive, nei OneDrive, nei backupo, iš tikrųjų, aš tą prisimenu laiką, backupas buvo didelė problema, kompai lūždavo, neveždavo, tai buvo didelė bėda, pain point taip vadinamas. Aš mėtysiu raktinius žodžius, nes juos išgirsite greičiausiai ne vieną kartą. Ir tiek populiaru ta idėja pasidarė, kad per vieną naktį jie surinko arti 100 000 sign-upų. Ta prasme, paprastas puslapis, kur videorolikas, mes ketiname tą padaryti, įdomu, palikite mailą, kai mes padarysime, mes susisieksime. Šiais laikais valandos maždaug užduotis, jeigu ne 30 minučių. Pasiekė 75 000 parašų, ne parašų, o elektroninių paštų. Tada pakrapštė galvą ir sako, nu jo, iš tikrųjų, jeigu tiek per vieną naktį mes surinkome, tai pasirodo pati idėja yra teisinga, tada kreipėsi finansavimo ir ne šiaip sau su erdvėlaiviu ten kažkokia, tai mums reikia, o jie atėjo pas investuotojus ir pasakė, pažiūrėkit mūsų roliką, čia yra produktas, kurį mes norime padaryti, ir yra jau 100 000 vartotojų, kurie jau laukia, viskas padarysime, ne šiaip sau kažkur kažką, bandysime tik tai tada pradėti reklamuoti, mes jau iš karto galėsime turėti vartotojų bazę. Jokių ten kažkokių planų iš 100 milijonų, ten kaip visada startuoliai pateikė, jokių griozdiškų konstrukcijų, labai paprastas, 1-2. Investuotojai negalėjo atsispirti, tai pirma investicija buvo 1,2 milijono, tada jau tie pinigai buvo konvertuoti į produktą, į marketingą ir visą kitą. Matote labai gražų tokį augimo grafiką. Priminsiu, kad visi šitie 10 milijardų prasidėjo nuo 3 minučių video. Paprasčiau nebūna. Antra istorija. Apie Zappos. Čia yra Amerikos legenda. Kas girdėjo tokią kompaniją? Ok. Tai buvo parduota Amazonui už 1,2 milijardo dolerių. Labai ankstyva online parduotuvė. Vėlgi, kurie dar nežino istorijos Zapposo, pasidalinsiu, kad pirma parduotuvė atrodė labai paprastai. Įkūrėjas nuėjo į fizišką parduotuvę, nufotografavo, netgi neklausiant savininko, tiesiog. Aha, tokie batai, tokie batai, tokie batai. Sukūrė paprastą vieną interneto puslapį, kur sukėlė tas nuotraukas. Ir dabar, kai kažkas tai klikino užsakyti, jisai bėgo tą parduotuvę, fiziškai ieškodavo tos batų poros, jeigu nebūdavo tenai, tai netingėdavo, bėgdavo į kitą parduotuvę, surasdavo tos batos, įsiūsdavo. Šiais laikais suvadino terminą tokį manual concierge. Ta prasme, kai vietoj dombazių, kažkokių procesingų, warehouse'ų, delivery, visą kitą, banaliai fiziškai rankytin. Nubėgi, paėmė, išsiunti. Ir investicija į tokį sprendimą vėlgi šiais laikais arti 1 valandos. Bet, vėlgi, visi žinome, kad Amazonas prasidėjo nuo knygų. Kodėl Zappasas tuo metu iš tikrųjų išpopuliarėjo, tai dėl banalios priežasties, vėlgi pasak įkūrėjo, jo, visokiausių batų, tai yra visokiausių daug, bet kiekvieną kartą fiziškai ateinant į parduotuvę, tu neturi viso spektro ir neturi viso išmero. Tai banaliai žmogui buvo patogiau, taigi jis iškėlė idėją, kad žmonės greičiausia gali norėti pirkti batus parduotuviai elektroniniai, o ne fiziškoj. Vietoj to, kad vėlgi prisiprašyti daug pinigų, sukurti griozdišką struktūrą, banaliai paėmė vieną puslapį, įkėlė, pasiteisino, tada pradėjo visą savo. Vėlgi, abi pradžios šiais laikais tilps į 1 valandos pastangą. Taigi dabar norėčiau prabėgti, sakysime, gal šiek tiek detaliau, vėlgi prabėgo laikas, šiek tiek pasistūmė startuolių, gal teorinę bazę. Ir šiek tiek pakomentuosiu tos pagrindinius etapus. Taigi, vėlgi, nesvarbu, ar turi idėją, nori pradėti startuolį, ar esi korporacija ir nori kažką išbandyti, inovaciją įdėkti, naują verslo šaką atidaryti.
visais laikais tikrai galioja tas procesas. Pirmas etapas – idėjos iškėlimas. Kažkadaise tas procesas buvo pakankamai chaotiškas, atsitiktinis, sėdžiu, man kilo idėja batus pardavinėti arba Dropbox'ą. Šiais laikais, vėlgi, jeigu kam įdomu, šiek tiek sistematiškiau tiek korporacijos, tiek startuoliai, tiek investuojai žiūri į idėjų iškėlimą. Raktinis elementas yra, ar gal iš tikrųjų svarbiausias faktorius, kad didžiausia tikimybė sukurti kažką potencialiai didelio yra visada ieškoti idėjų ties visiškai bleeding edge innovation edge. Kitais žodžiais, jeigu dabar ateina startuolis, sako, žinote ką, turiu stebuklingą idėją, pakeis pasaulį visiškai. Ir ką? Social network vadinasi, arba dating site, arba appsas. Sorry, 20 metų per vėlai. Jo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad inovacijos fundamentalios sukuria daug naujos erdvės. 23 metais kalbame apie tai, kad dirbtinis intelektas yra viskas, karalius visko, tai yra platforminis pokytis, kurio pasaulis nematė labai seniai, laikoma, kad 4 tokie tektoniniai pokyčiai buvo per visą tech istoriją, tai yra kompo atsiradimas, tai buvo interneto atsiradimas, tai buvo mobiliai telefonai, dabar dirbtinis intelektas, kartai 10-metį atsiranda tokie pokyčiai, pagimdo ypatingai daug specifinių, nišinių galimybių. Vėlgi, dirbtinis intelektas paveiksliukui, dirbtinis intelektas dainai, dirbtinis intelektas tam ir čiam. Šita erdvė nauja. Konkurentų nėra, sprendimų nėra. Jeigu tu su kažkuo tai pradedi, bėgi vienodai su visais. Jeigu šiandien pradėčiau žaidimų kompaniją iš nulio, konkuruoti su Electronic Arts ar tokiais žaidėjais, kurie jau 10-mečiais tą daro, praktiškai bėgti prieš traukinį. Jo. Tai padeda atskaitos taškas pirmasis tiesiog sekti, kas naujo vyksta pasaulyje kasdien, nes jeigu šiandien TechCrunch ar VentureBeat ar kitas šaltinis, kuris spėjau, žinote labai daug, parašė apie inovaciją, rytoj jau bus 100 startuolių. Aplink tokią konkrečią inovaciją šiandien vėlgi naujos galimybės momentaliai pradedamos įsisavinti. Bet jeigu tu esi tarp to 100 startuolių, kurie pradėjo antradienį, nes pirmadienį yra paskelbta, kad čia GPT atsidarytas su API, tai tada tu turi realių šansų, jeigu tu po pusės metų pakėlei seną TechCrunch article ir tau atrodo, kad kilo idėja, wow, jo, cool, galima. Greičiausiai jau per vėlų. Taigi vienas svarbus požymis, norint turėti šansų, tikrai ženkliai 100 kartų, 1000 kartų didesnė tikimybė, jeigu seki sistematiškai naujienas ir pradedi tą patį sekundę. Ne vėliau, kolega pasidalino įdomių pavyzdžių, sako, mūsų straipsniai SEO parašyti su dirbtinio intelekto pagalba turi aukštus rankingus. Žinote, kad Google'as per 3 mėnesius reagavo į tokias pastangas. Nes Google neapsimoka, kad būtų trilijonas dirbtinio intelekto parašytų straipsnių, tai praktiškai tas window of opportunity buvo tik tai 3 mėnesiai, kol atsirado galimybė, momentaliai marketeriai pajuto, cool, prirašė, gavo reitingus, kuris 3 mėnesį 1 dieną parašė 0 štylius, nes Google'as be abejo nemiega, prirašė instrumentą, kurie nuo to apsaugo ir jau vertė nulinė. Tai čia 3 mėnesiai, kur galėjai sureaguoti, kažką pasiekti. Antras etapas yra sugalvojus kažkokią vertingą idėją, vėlgi ar tai būtų failų backupas, ar tai būtų batų parduotuvė, yra taip vadinama idėjos validacija. Nors pavadinimas ir konferencijos reprezentacija sako labiau MVP, MVP jau veikiantis produktas, tai reiškia jau įdėta pastanga kažką sukurti, tai kuo toliau, to ir kaina, ir pastanga sukurti MVP yra aukštesnė, nes vartotojas neatlaidus. Prieš 10 metų pakako tiesiog puslapių, bato mygtukų pirkti. Šiais laikais, jeigu nėra appso, jeigu viskas neskraido, jeigu nėra tokio pasirinkimo katalogo, tiesiog 3 sekundės dėmesio ir toliau. Ta prasme, kriterijus MVP nuolat sistematiškai auga, dėl to šiandien jau sukurti MVP yra tam tikra pastanga, skirtingai negu anksčiau. Tai dėl to dabar vis dažniau kalbama tiesiog idėjos validacija. Yra tokie sprendimai, life hackai ar growth hackai, kaip vadiname, tai kam teko girdėti apie smoke test? Vienas žmogus, tada pasidalinsiu kitais. Smoke test iš esmės yra simuliacija produkto.
Simuliacija. Dropbox'as neslėpė, kad čia yra planas, sukuria animacinį filmuką. Smoke testas yra apie simuliaciją. Tu ateini į interneto puslapį, kur parašyta, va, čia yra toks produktas, sprendimas, apsas, tinklas, parduotuvė, prekė fiziška, va, jos yra nuotraukos ir visa kita. Ir va, čia mygtukas pirkti. Paspaudė pirkti, įveskite savo kredito kortelę, viskas labai gražiai padaryta, išskyrus, kai paspaudė pirkti. Sako, atsiprašome, įvyko problema, jūsų kredito kortelės negalėjom nuskaityti, nebijokite, sprendžiame, grįšime, arba ten variacija, palikite mailą, pasirašysime, realiai transakcija neįvyksta. Jo, tai yra šiek tiek apgavystės, nes žmogus be abejo tikisi, įvesdamas kreditkę, kad tu realiai gausi. Dabar kodėl toleruoja ir rinka, ir kompanijos tos smoke testus, nes iš esmės 10 tokių klikų jau daugam pasako apie produkto reikalingumą ar nereikalingumą, nes tą sekundę, kai tu surenki 10 klikų, išmeti 10 klaidos pranešimų, tu jau matai visą tonelį. Kaip Facebooko paveiksliukas konvertuojasi į kliką, konvertuojasi į vartotoją, konvertuojasi į užsakymą, konvertuojasi į pirkimą. Kainą praskambini, nuotraukas praskambini, visą tą marketingą, apie kurį kalbėjo kolega su AB testais, žinutė ir taip toliau, jau praskambini, surenki jau tiek informacijos apie tai, kaip tu galėtum parduoti arba negalėtum parduoti. Produkto, kiek tau kainuotų user acquisitionas, kaip jisai skėlintųsi, iš esmės tu surenki viską, prieš netgi darant produktą. Jo, aš vieną kartą buvau patekęs į tokį, buvo viena latviškas startuolis, reklamavo elektroninių rašalo informacinius displejus. Tai buvau įsitikinęs visiškai, kad perku vėlgi iki to paskutinio kliko ir tada supratau, kad produktas neegzistuoja, kad visa tai yra tiesiog renderiai ir kad jie tiesiog praskambina ar galėtų parduoti, jeigu sukūrus. Tai va, tokia taktika vadinasi smoke testas. Tarp kitko, Lietuvoje neminėsiu pavadinimų, bet yra software kompanijos, kurios simuliavo, kaip atrodo busimasis produktas, dėjo svetainę, sakė, pirkite, kainą netgi keitė, žiūrėjau, už kiek gali parduoti, kiek negali parduoti ir visa kita. Tik tai tiek, kad netgi nepradėtas buvo kurti tas produktas. Čia yra smoke testas. Yra demo video, apie ką kalbėjom Dropbox'as, yra waiting listai. Tarp kitko, labai dažna praktika, kai vėlgi tu papasakoji svetainę, kaip gražiai ale atrodo tavo produktas ir mažas prierašas. Dėl to, kad mūsų pajėgumai yra labai riboti, negalime priimti visų norinčių, jeigu norite išbandyti, palikite mailą. Netgi tokie garsus produktai kaip ir ChatGPT, ir Google Bardas, ir kiti, ir Adobe, turėjo waiting listus. Ir niekas nepasakys, ar už to waiting listo tikrai buvo produktas parašytas, ar vėlgi per tos 3 ar 4 ekranus, kuriuos prabėgote ir kuriuos suintrigavote, buvo tiesiog simulacija, kurie keitėsi nuolat, nes vėlgi esmė, jeigu žmogus palieka savo elektroninį paštą waiting liste, labai didelė tikimybė, kad jisai susidomės. Kitaip paprastai žmonės vengia palikti e-mailą, nes bijo spamo. Tarp kitko, vėlgi, toksai šalutinis visiškai komentaras, bet greičiausiai girdėjote apie Kickstarterius. Greičiausia. Tai Kickstarteriai yra platformas, kur leidžia vėlgi parduoti būsimai produktą, surinkti pinigus netgi pradžiai po to parduoti, bet ten viena iš taktikų yra prieš atidarant kampaniją sulikti taip vadinamų bakerių arba ankstyvių palaikytojų waiting listą arba e-mail listą. Tai man buvo visada įdomu labai skirtingose segmentuose - žaidimai, fiziškos prekės, paslaugos, softas, kaip konstanta konvertavosi vienas elektroninis laiškas paliktas į produkto pirkimą. Va toks įspūdis, kad ką be paimtum, va, nuo ten 0,5% iki 1,5% visada konvertavosi į pirkimą. Tai netgi tie, kurie darė Kickstarterio kampanijas, tokią formulę padarė, kad kaip man pavyksta surinkti tą listą, jau galiu praktiškai labai tiksliai prognozuoti, kiek aš surinksiu pinigų tam, kad galėčiau apmokėti dar produktą, kurio dar nėra ir tada sukurti produktą. Taigi dažna praktika waiting listai. Yra daug kitų, neminėsiu, manau, kad pati idėja yra aiški, kad ženkliai sutaupai resursų, jeigu bandai įsiaiškinti, ar bus reikalingas, ar bus galima parduoti, kaip atrodys pardavimo tonelis, kiek kainuos vartotojų pirkimas, kiek vartotojai galėtų ir norėtų mokėti už tą prekę, iki kol net pradedi daryti produktą. MVP.
čia gal labai daug neįsiplėsiu, nes MVP, greičiausiai žinoma savoka, ne MVP. Pakelkit ranką, kurie žino, kas yra MVP. Dauguma, tai MVP yra minimum viable product. Kitais žodžiais, vėlgi grįžtant prie tos pirmos skaidrės, vietoj erdvėlaivio, vėlgi, popierinis lėktuvėlis, kuris skrenda, jau yra viable product, nes jisai atlieka vieną funkciją, jis skrenda. Vieną gal komentarą pasakysiu, kad šiais laikais, vėlgi aš jau paminėjau apie tai, kad barjeras vartotojo yra vis aukštesnis, tai primityvių sprendimų produktų vartotojai vengia. Tiesiog ateina 5 sekundės dėmesio, ar 3 sekundės jau šiais laikais neužkabino, kažko nėra ir labai dažnai tas MVP nepatenka, tai vis dažniau man tenka girdėti MWP. W reiškia wow ir vadinasi minimum wow product. Jo, tai neužtenka tiesiog, kad veiktų, reikia, kad vartotojas ateitų 3 sekundės, wow, va tada, tik tai tu gavęs jau užkabinęs tą dėmesį, va tada gali sakyti, kad jo, aš tikrai galiu išbandyti, nes tas V-viable greičiausiai nesulauks dėmesio, bus labai lengva padaryti išvadą, kad niekam nereikia, o banaliai tiesiog nedabaigtas, bet neužkabina vartotojų. Bet vėlgi priminsiu, kad minimum viable product yra visiškai apkarpytas. Ir jeigu kūrėte, nežinau, svetainę, saitą, appsą, žaidimą, tarkime, teko matyti žaidimus, kuriame parašytas ten 1/2 lygio. Nes vėlgi, kurie susidūrė su žaidimų gamyba, žino, kad variklis kartais, čia priklauso labai nuo žaidimų, bet kartais variklio parašymas yra 10% pastangos, lygių parašymas yra 90% pastangos. Tai klausimas, jeigu tu nori išbandyti, ar vartotojai žais tą žaidimą, ar tau būtina rašyti, priminsiu, kad dabartiniai žaidimai orientuojasi 10, 15, 20 sisteminių non-stop valandų žaidimo, kaip ten filmas yra 1,5 valandos, bus ten nusiminę ten Hollywoodo filmą, 5 minučių pamatė. Laukia 1,5 valandos, bet vėlgi žaidimas yra be abejo toks, kad vartotojas žaidžia 10 minučių tik tai jeigu užkabina. Didžioji dauguma, čia tarp kitų statistika buvo tokia oficialiai pateikta, kad 80% appsų instaliuotų iš App Store paleidžiami vieną kartą, sulaukia 5 sekundės dėmesio ir ištrinamos. Tai va, tu maksimum gali tikėtis maždaug 5 sekundžių, nesvarbu tu žaidimas, appsas, saitas ir klausimas retorinis, ar verta investuoti 100% pastangos į tai, kad tikimybė yra, kad vartotojas pažiūrės 5 sekundės ir dings, ar geriau investuoti tik tai 10% pastangos, kad sužinoti tą patį. Nes vėlgi, čia statistika žaidžia dėja, bet prieš jūs, nes tikimybė, kad vartotojui nepatiks, neprilips, nepataikėte, yra ženkliai aukštesnė. Ženkliai, sakyčiau, 90%, kad vis dėlto prasišovėte. Tai iš čia atsiranda pavadinimas fail fast. Jeigu teko kam girdėti tokią savoką, grįšiu prie jos. Bet jeigu statistika sako, kad lemta, bet dėja nusivilti, tai geriau tą padaryti pigiai ir greitai ir bandyti dar kartą, negu išleisti belekiek resursų, belekiek laiko, neturėti jokios ten nei noro, nei motyvacijos, nei resursų bandyti antrą kartą ir sukurti pilną. Tai va čia šiek tiek apie MVP. Dabar kolega kažkaip jau buvo užkabinęs analizę, AB testai, kruopščiai analizė. Tai noriu pasakyti, kad čia yra vienas iš raktinių elementų idėjos išbandymo. Šiais laikais, ačiū Dievui, galima matuoti kiekvieną milimetrą, kurį vartotojas padaro. Kiek kartų buvo parodytas Facebook skelbimas, kokiuose prietaisuose, ar tai labiau yra telefonai ar kompas, kokiuose šalise, kiek iš jų daugiau negu 5 sekundės žiūrėjo, kurie iš jų paspaudė, kurie iš jų ir ką darė landing page, kur buvo jų dėmesys ar peliukas, ar labiau čia, ar labiau scrollino, ar labiau bandė čia padaryti, kiek iš jų pradėjo pildyti formą. Kiek iš jų užpildė antrą langą formos, nes formos būna tokios, dažnai vartotojo pametė jau ties 3 lauką ar nepažįstamą žodį. Kiek iš jų bandė paspausti mygtuką užsakyti, kiek iš jų pasisekė paspausti mygtuką užsakyti, kiek iš jų atidarė mokėjimo langą, kiek iš jų pažiūrėjo į kainą ir nedingo ir taip toliau, tai vadinamas tonelis, konversijos tonelis. Tai vad kalbant apie MVP ir produktos validavimą, didžiausia vertė, kurią gaunate, yra matomumas tą tonelį.
Be abejo, ko nematuoji, to nežinai. Taigi gera praktika yra, vėlgi, instrumentų yra sočiai, nebūtinai kažką pačiam rašyti. Buvo ir Hodjar čia paminėtas toksai dėmesio gaudyklė, ten, kur video įrašinėja, va tiesiog ką vartotojas fiziškai daro. Beliuką matote, kur vaikšto, kas spaudžia, dingsta, nedingsta, kur aišku, neaišku. Tai va tą maksimum matomumą į tą tonelį turėti yra raktas. Vėlgi, šiais laikais mėgėjiškumas pasibaigė, tai vėlgi gera žinia, čia nereikia didelės investicijos, reikia analizės ir kruopščiai žiūrėti, o kaip vartotojas elgiasi. Gali matyti, nepaspaudžia reklamos, bet tiesiog bando skaityti, bet nepaspaudžia. Ok, žinutė neužskabino. Tai gal žinutė blogai suformuota, gal neaiškiai suformuota. Irgi kolega čia pasakojo, kad kartais skirtumas wordinge, kitaip sakinį sukonstruoja, tada 10 kartų daugiau vartotojų ateina. Jo, gerai, čia pažaidėjai, sakai, nu okei. Į mygtuką paspaudžia reklamos. Toliau ateina landing page. Nors ką daro, nes 90% gali nieko nedaryti, nei spausti, nei scrollinti. Atėjo, atgal. Čia vadinasi bounce'as. Atėjo, sekundė dėmesio, dingo. Ok, reiškia šitą svetainę kažkuo neužkabino. Gal produktas lievas ir niekam nereikalingas. Gal blogai pristatytas, gal nesuprantamai, gal nesikrauna. Nes programuoti, ypač programuotojai, turi įprotį laptopuose, o vartotojas turi įprotį telefonę žiūrėti. Nustepsite, kiek dažnai laptopė suprogramuotas ir programeriui atrodo, tai cool, čiagi viskas, čia nice. Vartotojui tiesiog nesikrauna, nesukurtas tai telefonui. Ir taip toliau. Kruopščiai kiekvieną milimetrą matuoji, bandai pagerinti, bandai suprasti, kur krenta. Šiame etape vėlgi išlaidos tiek marketingui, kalbame apie gal 100 eurų ar 10 eurų, kad tiesiog įpili 100 vartotojų, pamatuoji, ką jie ten padarė, jeigu aiškiai matai krenta, pataisiai ir taip toliau. Tai vad specialiai aš čia nubrėžiau strėlytės atgal ir žinote ką? 95% tikimybė, kad po analizės, norisi tai va tą Ferrari jau kurti, o reikia grįžti atgal. Atgal kartais, kad tiesiog MVP perdaryti, kartais vėl iš naujo validuoti idėją, kartais idėją permastyti. Nes šiais laikais inovacija neatrodo, kad mėgų, kažkas stebuklingo man įkrito, padarau ir va taip po truputėlį auginu. To nėra. Jeigu kam įdomu, šiais laikais iškeli idėją, nepasiteisina, iškeli antrą, nepasiteisina, trečią, nepasiteisina, ketvirtą, nepasiteisina, 101, tada 8 ženklai. Ta prasme, labai pasaulis šiais laikais yra pasikeitęs ir nėra tokio, kad po truputėlį kažką statau. Nėra. Bandai, iššauna. Tai man metafora, kuri patiko, yra kai virusai atsiranda. Mutuoja, mes nematome tų mutacijų. Gali būti tūkstančiai, gali būti milijonų, atsiranda COVID variacija, va tokia, tada iššauna visas pasaulis serga. Taip labai panašiai atrodo šiais laikais inovacijos ir esmė nėra tame, kad po gabaliuką, po plytelę, po milimetrą kažką statyti. Nėra. Esmė yra tame, kad daug eksperimentų, kruopšti analizė ir tik tai, kai jau visi faktoriai sako, jo, prekė reikalinga, man kainuoja banerių pirkimas ten 100 eurų, vartotojai ateina, ten 100 vartotojų ateina, 10 užsako, vienas tampa nuolatių klientų, per pusmetį uždirba mum 110 eurų. Reiškia, galim pirkti teigiamą marketingą, pozityv marketingą, va tada, kai viską tą įrodėte, va tada jau apsimoka daryti pilną produktą, apsikrauti resursais ir tada jau daryti tą rimtą tikrai produktą, tą blizgančią mašiną, kurią norėtume padaryti iš karto. Tai va taip atrodo tas inovacinis ciklas šiais laikais. Geriausios kompanijos, korporacijos, efektyviausios seka tokiu principu ir vėlgi priminsiu, kad ko reikia nedaryti, bet tą per dažnai matau, jeigu įdomu, gal 90% startuolių, kurie ateina su prezentacijom, yra apie duokit puodą pinigų, nes aš turiu stebuklingiausią idėją, man reikia 7 ženklų ir metų ir va tada aš pakeisiu pasaulį. Sorry. Arba grįžtam Square One ir su popieriniais lėktuvėliais žaidžiam, nu arba, jo, yra nenulinė tikimybė, ten vienas prie kažkiek tai, bet labai rizikinga ir greičiausia bėda, kad išbandysi vieną kartą, sudeginsi resursų, rezultato nepasieksi. Tai jeigu kam įdomu, daugiau video galite surasti YouTube, o dabar mielai atsakyčiau jūsų klausimus, jeigu tokių turit.
Ar turi? Filipas. Tiesiog tą patį klausimą apie MVP turbūt visiems užduoda, turiminį, kas dirba su growth hackingu arba su produktų, pastoviai nukreipinėja startuolius į MVP. Ir man toks klausimas, tiesiog tu su dideliam korporacijom daugiau bendrauji ir, pavyzdžiui, tiesiog nuomonė, be abejo, galbūt tu nežinai tikslaus atsakymą, bet jeigu pasimti visas kompanijas, Microsoft, Google, Adobe, nežinau, ten Slack, bet kokias kompanijas, ten Airbnb, ar tavo nuomonė, kad jie turėdami bili kokius biudžetus, milijardinius biudžetus produktų kūrimui, ar jie yra antiek turtingi, kad nenaudoti MVP, ar net jie naudoja MVP funkcijai kurti dar kažkam. Tiesiog, ar būna antiek turtingų kompanijų, kuriems mes jau antiek turtingi, kad mums MVP nereikalingas? Jo, gal 2 komentarai, atsakymas trumpas taip, 2 išplėsti komentarai. Patiko pasakymas Sheryl Sandberg, buvusi Facebooko vadovė, prieš porą metų Davoso forume buvo paklausta jinai apie būtent kaip Facebookai vyksta inovacijos, jūs žinomi to, kad darbuotojai ateina viską daro, kaip maždaug pas jūs atrodo. Ir jinai paaiškino vieno pavyzdžio, sako, žinote, kiekvienas darbuotojas turi teisę užsiregistruoti pas mane vizitui ir papasakoti, ką naujo idėją galėtų padaryti Facebookas. Kiekvienas. B. Pirmam vizitui kiekvienas darbuotojas turi 30 sekundžių. Ne minutė, ne 2, ne 10, 30 sekundžių. Sako, visi be išimties pasiruošia super fast elevator pitch. Sako, bet iki kol jie įsižioja, aš paklausiu vieną klausimą. Sako, aš vadovė tikiu, kad tu nebūtum atėjęs, jeigu netikėtum, kad tavo idėja yra Facebookui svarbi. Aš ne šito noriu paklausti, sako, aš noriu paklausti, ar tu tiki, viską, ką tu žinai apie savo idėją, apie Facebooką, kad ši idėja yra svarbiausia, ką šiuo metu gali padaryti Facebookas. Ne, svarbu, nes svarbių dalykų yra begalė. O svarbiausia, kitais žodžiais, investicija laiko, pastangos, resurso į čia, svarbiau negu visa kita, ką tu matėjai aplinkui. Sako, 90% užsižioja, grįžta mąstyti toliau, nes atsakymas, jo tai svarbu, bet ne tai nėra svarbiausia. 30 sekundžių. Tai jinai išgirsta tokių pitčių, šimtais, bet vėlgi, grįžtant prie inovacinio pačios pradžios, iki kol netgi pradėtas nors koks procesas, nors ką daryti, tu jau alokuoji 10 minučių, per kurias ten per savaitę išklausai 20 idėjų. Jeigu jinai skirtų ne 30 sekundžių, o 10 minučių, jinai kitų nieko nedarytų, tik tai kalbėtų su darbuotojais. Tai vienas komentaras. Antras, jeigu pastebėjote, greičiausia pastebėjote, man rodė keistai, po to suradau prasme, kad labai daug didžiulių korporacijų, Lenovo, Samsungas, pradeda per Kickstarterį ar panašias platformas priselinti. Sakau, jau kam, o Samsungui tai nereikia ten vargšų ten $500,000 tam, kad sukurti kažkokį device'ą, bet ateina atsakymas iš 2 galų. Pirmas, netgi didelės korporacijos vis dažniau taiko nuosavos ar rankiško PNL principą. Jo, šitas kolektyvėlis, mini kolektyvėlis, ar tai būtų Google Maps teamas, ar tai būtų ten VR žaidimų Facebooko teamas, yra traktuojamas, interpretuojamas kaip nuosavas startupas ir ne, jūs neturite resursų bėgti pas motiną, prašyti milijardų, ten dylų, ten kontaktų, neturite. B, vėlgi grįžtant prie to MVP, pre-sellas, jisai puikiai parodo, jeigu man pavyks priselinti pažadą to Steam Deck'o device ar panašaus ir surinkti $500,000 per vieną marketingą ten, nes jie kruopščiai analizuoja, kiek išsiuntė žinutė, kiek pasirodė PR, kiek atėjo žmonių. Tada gal mes pagaminsime 10 milijonų tokių prietaisų ir uždirbsime ženkliai daugiau. Taigi atsakymas, netgi didesnės korporacijas, turint begalinius resursus, nelinkusios tuos resursus mesti į viską, visiškai nelinkusios. Nes žiūri kaip savarankiškai ir B, ir jos netgi taiko tokius pačius principus, kad prieš pirmą kažkokią tai rimtą žingsnį daryti, tikrai turėtume būti įsitikinę, kad tas verta, vartotojai nori ir galėsime parduoti. Tai jūs... Oh, sure. Thank you. So just a very simple question. Would you consider posting all of that on LinkedIn in English? That would be so amazing to have
to confirm my rather feeble Lithuanian, that would be like a good confirmation bias. Right, I double-checked with the organizers that they are fine with speaking Lithuanian, so I apologize if you missed a big chunk. So we'll post the presentation, Lithuanian presentations with English subtitles, and the English presentation with Lithuanian subtitles as well. Challenge yourself. So I take it you liked the cute pictures and got intrigued, like what's behind those cute pictures. But yeah, the organizers will, I guess, share. And Sveiki, Marijus. Norėjau paklausti, tarkim, į startuolis ar įmonė, ar žmogus, kuris dar tik tai pradeda startuolį, praėjo visą šitą kelią, kurį jūs rodėte, ar ne? Ir jau pasitvirtino, kad idėja yra gera. Kokie žingsniai turėtų būti padaryti toliau, nes matyt augimas svarbus ir nuo to, kokią tu strategiją pasirenki, ar ne, kur tu prašai pinigų, su kuo tu eini ir panašiai. Tai koks yra geriausias būdas augti, stipriai augti su jau patvirtinta tam tikra idėja? Kryžkelės, du keliai. Kaip pasakoju, kairė dešinė. Pirmasis klausimas, kurį tikrai savo užduočiau, ar man reikia išorinių pinigų ir resursų. Nes, paaiškinsiu kodėl. Aš paaiškinau, kad labai svarbi dalis, čia vieną raktinį žodį norėjau įmesti, irgi, presentacija baigėsi, bet šitą gal atgal yra. Noriu vieną raktinį žodį tokį įmesti. Unit ekonomika. Unit ekonomika, paryškinsiu tą žodį, yra piloto analizai. Unit ekonomika reiškia, ar vienetas, vėlgi, ar tai vienas parduotas apsas, ar tai vienas serviso kontraktas, ar vienas subscriptionas, ar jisai viable, tai yra vartotojai vartoja, marketingas atsiperka. Tai tarkime, jeigu vieno žaidimo kopijos pardavimui, kurį jums uždirba $9, jūs išleidote $7 marketingui, per visą funnelį, nes gavote tiek klikų, tiek atėjimų, tiek pabandymų, tiek pirkimų. Tai per visą tą funnelį, jeigu $7 marketingų atneša $9 uždirbio, jūs išsprendėte unit ekonomiką, nors tuo metu gali būti visiškai vienas pirkėjas. Jo, tai pasiekia tašką, kad vienas pirkėjas yra teigiamas marketingas. Vėlgi, ne visose startuoliuose tai veikia, dėl to klausimas kartais, jeigu tu bandai social networką, ten nėra už ką čaržinti, jo, tu gali bandyti, ar tu parodai pakankamai reklamos tam vartotojui ir panašiai, yra netiesioginiai būdai, bet kartais nėra būdo pamatuoti, nes reikia metų iki kol išauginsi nemokamą bazę ir tik tai po to. Atskiras klausimas, bet didžioji dauguma, gal 70% idėjų, tu gali privesti prie unit ekonomikos. Dabar iš čia gimsta antras testas. Tai jo, jeigu tu vieną $9 pirkėją nupirkai už 7, iš to niekaip neseka, kad tu gali išleidę 70 atnešti 90. Iš to niekaip neseka, kad tu gali išleisti 7 milijonus atnešti 9 milijonus. Neseka, bet taip gali būti. Tai antras testas, kuris paprastai daromas, yra scale testas. Jo, 7 konvertavosi į 9, pabandom dabar 70 konvertuoti į 90. Realybėje būna, kad nesikonvertuoja, tada reikia vėl grįžti atgal ir kažką keisti. Vadinasi, geras produktas, but not scalable. Negali scalinti. Gali būti, kad išlaikoma, jo, 70 investavai, 90, kai rinka plati, kai produktas geras, tai tada 90, 700, 900, 7 milijonai, 9 milijonai, 70 milijonų, 9, tobula. Gali būti atvirkščiai, nes kuo toliau tu reklamuoji, to veikia organiškas, PR-as, brandas, žinomumas ir taip toliau, tai gali būti 70, 90, gali būti 700, į 15 milijonų ir taip toliau, bet to nežinai. Tai gavus tą teigiamą unit ekonomikos testą vienam vartotojui, pradedi skailinti. Ir tada, vėlgi atsakant į tą pirminį klausimą, į kairę eiti ar dešinę prašyti pinigų ar pačiam uždirbti, jeigu marketingas yra pozityv, klaustukas, o kam? Gauni 90, investuoji, gauni 120, investuoji, gauni 180, investuoji, išorinių pinigų nereikia. Labai dažnai tai būna, vadinasi bootstrapping, toksai būdas, išjudinimas. Ir retorinis klausimas, ar tikrai reikėtų pinigų, jeigu unit ekonomika veikia ir tu gali pats save auginti. Jeigu atsakymas ne, vis dėlto, vėlgi, tai būna, kai statai nemokamą servisą, kur nežinai, kaip monetizuosi, nes šiaip, vėlgi, investuotojų pasaulyje yra dvi likvidžios valiutos, arba pajamos, arba vartotojų kiekis.
Ateisi pas investuotoją, pasakysi, turi arba daug pajamų, o klausomės, arba daug greitai augančių vartotojų, kurie organiškai auga savaime, neinvestavus pinigų, irgi klausysime. Tai čia dvi likvidžiausios valiutos, tai antru atveju, čia klasikinis irgi atvejais, Facebookas taip augo, jie parodė žaibišką augimą, bet jie nežinojo, kaip monetizuoti. Tiesiog vartotojo vertė ir su abiejais scenarijais gali ateiti pas investuotoją, vėlgi, jeigu analizė. O investuotojai, tarp kitko, supranta tos skaičiukus. Nebūtų investuotojai. Tai jeigu ateini su keisu, kur gali aiškiai parodyti vieną arba kitą, arba jų ekonomika veikia ir savame, ir prie skeilo, arba yra organinis vartotojų augimas, kuris veda prie labai didelių vartotojų bazių, nes prielaida yra, kad kai jau labai daug vartotojų, tikrai surasi, kaip tą monetizuoti, puikus keisai, nebūtinai ten turėti 100 000 vartotojų bazių, reikia turėti tuos, sakysime, viruso simptomus. Parodyti tos viruso simptomus investuotojai, kurie supranta, kad jo nesvarbu, kad dabar yra 2 vartotojai, bet jie tikrai gali patikėti, kad jų gali būti ir 20 milijonų, tada gauti resursų, vėlgi minimaliai, kiek reikia sekančiam etapui. Nes tarp kitko yra toksai šalutinis komentaras, man keista, kai startupai gyrėsi, kas daugiau fundingo pritraukia. Aš milijoną, aš 10 milijonų, aš 100 milijonų. Matematiškai, kuo daugiau pritraukia fundingo, tuo toliau tavo asmeniniai pinigai. Ir prieš savo uždirbant pirmą $1, tu privalėsi, vėlgi, žiūrėkit kontraktą, žiūrėkit taisyklės, privalėsi investuotojui gražinti bent jau tuos 100 milijonų gautus ir tik tai tada prasidės tavo asmeninė gerovė. Tai kuo daugiau pinigų paėmei, to iš esmės toliau tavo pirmasis centas, girtis, kad aš prasiskolinau Hebra milijoną. Ai, aš Hebra prasiskolinau 10 milijonų, žinai. Ok, tai tie skaičiukai tokie truputėlį klastingi, nes gal jautiesi ir savaime prie didelių skaičių taip ir maloniai, bet reikia žiūrėti kontraktą ir matematiškai tai yra minusas. Vėlgi, jeigu tikrai žinai, kad man būtinai tų pinigų reikia ir be jų neapsieisiu, aš tu tikiu, gerai, atsargiai, minimaliai, kiek reikia, tada įsileidi. Tikiuosi atsakiau kažkiek. Aš norėjau tiesiog apie tą klausimą, o ar galite pasakyti kokių įrankių apie unit economics, ta prasme, apie paprastas kūrėjas galbūt ekonomiškai neišmano, ar yra įrankių padedančių pamatuoti? Yra sočiai. Kolega, tarp kito, prieš mane buvo pateikęs tą mini žemėlapį marketingo instrumentų. Iš esmės visiškai visi marketingo instrumentai kažką matuoja. Tai galima tiesiog paguglinti, bet pats paprasčiausias matavimas, vėlgi, aš čia jau keletą kartų gal paminėsiu, yra banaliai įmeti 100 eurų į Facebooką ir pamatuoji, kiek pardavimų, nebūtinai realių, būsimųjų tu turi. Jeigu išskaičiuoji, kad jie atneša tau 200 eurų pardavimų, haleluja. Jeigu neatneša, tada bandai kuo aiškiau matyti kiekvieną žingsnelį. Nes tada skaldai, gerai, čia matome 100 parodymų baneriukų, čia matome 0 užsakymų. Gerai, matuojame, kiek iš jų realiai fiziškai atėjo į mūsų svetainę. Tarp kitko, matuoti pačiam ženkliai naudingiau, nes skaičiukai, kuriuos reportuoja ir Google'as, ir Facebookas, abstraktus. Kartais sutampa, kartais visiškai nesutampa. Tai gerai, tada įdedi skaitliuką, galima programiškai, kiekvieną kartą atsidaromas puslapis, duombazė nusėda logas, kas, kada, su kokiu prietaisu, kad bent jau pažiūrėti, kad ne robotukai ateina. Ok, 100 banerių, tada kažkodėl 0 tikrų atėjimų. Matome robotą, matome ten dar kažką, nematome ne vieno įrašo, nesvarbu, ar ten 100 įrašų guli, ar 50, praskrolini ir sakai, nėra vieno panašaus į žmogų. Reiškia, neišvengiamai čia logika, dedukcija. Baneriai nekabina. Keiti banerį. Vieną kartą, 10 kartų keiti, paveiksliuką keiti, tekstingą keiti, nes gal vartotojas banaliai nesupranta. Gal vėlgi paveiksliukas nekabina, nes šiais laikais dėmesys. Gal pasireiškia tas vadinamas ad fatigue, kai akis nebemato viską, kas panašu į banerį. Tiesiog ignoruoja. Tada pakeiti kažką, ką nepanašus į banerį ir panašiai. Tai žaidi, vėlgi, bet išgrinini segmentą, kuriame prarandi vartotoją. Čia yra esmė. Ir vėlgi, sveikas protas visada leidžia surasti arba pritaikyti instrumentą, arba pačiam sugalvoti, o kaip pamatuoti, nes duomenys teka visur ir visaip, ar pats jos kabinė, ar instrumentą naudoja. Svarbu yra tas loginė grandinė, reklama Facebook'e ar Google'e ar kažkur kitur, užsakymas, tarp jų yra daug žingsniukų,
kuo aiškiau tu matysi, kuriame žingsnėje tu prarandi vartotoją, ženkliai krenta. Turėtų tobulai būti tokia kreivė į apačią. Šiek tiek prarandi čia, šiek tiek čia, šiek tiek čia, šiek tiek čia. Realybėje dažniausiai ne taip. Dažniausiai kažkur staigus kritimas, o po to tu nieko nežinai, nes jeigu čia nukrito, tai tada nėra ką matuoti toliau. Banaliai, vėlgi pasako, kad nedavertinate iš praktikos techninių galimybių. Šiais laikais yra belekiek device'ų, prietaisų, telefonų, televizorių, smart viso kito. Tai dažnas scenarius, kai vėlgi programuotojas parašė ant gražaus Mac'o ir Safari patikrino, viskas tobulai veikia, paleido reklamą, sako 0 vartotojų, eisiu kažką kitą daryti. Sorry, vėlgi, jeigu tu nesi patyręs marketingą, greičiausia neuždėjai filtro, kad man reikia ten kažkokios šalies ar kažkokių device'ų. Pagal defaultą pigiausi vartotojai yra, nesinori sakyti trečios šalis, bet labai nesofistikuotos šalis su iš esmės dar Nokia device'ais, nes tai yra pigiausia auditorija, kurią gali parduoti Google'as, Facebook'as. Ir paanalizavęs nustebtum, kiek ten dar Symbian ar Java Nokia buvo atidarę tavo puslapį, o pas tave, nežinau, į iPhone'ą paskutinį orientuotas apsas. Banaliai, techniškai, jie netgi sekantį žingsnį atidaryti negali. Bet tu padarai išvadą, kad 100 įmečiau, 0 gavau, eisiu ten medį kirti, ten dar kažką. Tai čia yra iliustracija, kaip nesužinojęs, o kodėl ir kaip, labai lengva padaryti klaidingas išlaidas. Tai dėl to pamatuojai nėra, kuo daugiau vėlgi matomumo elementų įvedi, tuo, žinai, per mikroskopą, kuo mažiau smulkiau matai, kas vyksta, to gali tikslesnį diagnozę pastatyti. Tai raiška, maksimali raiška to tonelio yra ženkliai svarbiau negu erdvėlaivis, kuris padegi mygtuką ir sakai, plemba. Nevažiuoja. Ir viskas. Ir ieškok, kur iš 4 milijonų detalių netai pritvirtinta. Labai patiko ta idėja, kad iki MVP nebūtina nueiti, nes tai gali daug kainuoti, bet tas smoke testas man įdomu, kiek reikėtų padaryti, kiek tų nuėjimų iki to žingsnio paskutinio pirkimo, pavyzdžiui, užsakymo, kad jau kažkokias išvadas padaryti geras. Pats paskutinį, vėlgi, dabar yra 2 mokyklos savotiškos. Vieni sako, ne visai sąžininga prašyti kreditkės ir žadėti parduoti, netgi jeigu tu nečaržinsi. Kad sužinoti, kiti sako, 10 žmonių pamatys klaidą, mes pinigų nenuėmėm, atsiprašysime. Jeigu parašys ten kažkaip mailą, pasakysime, dovanosim jums ten 100 kartų produktų, kai sukursime ar kažką atsiprašysime, nes geriau atsiprašyti negu prašyti. Tai kai kurie sako, ne, testas nepilnas, kai vartotojas nesumokėjo, neprabalsavo pinigais. Iki kol neįvedė tikrosios kreditkės, nesvarbu, čaržinį ne, bet iki kol to neatliko, iki tol to negali būti visiškai įsitikinęs, kad tas bus, netgi jeigu darai apklausas, iš kurių ten 30% sako, jo pirkčiau. Nieko nėra klastingesnio, pavojingesnio už vartotojų apklausas, nes vartotojai nesako tai, ką iš tikrųjų darytų. Nesako niekad. Sako vieną, o elgesi tikroje situacijoje visai kitaip. Taigi, auksinis standartas yra davesti visiškai maksimaliai, kai tu žinai, kad viskas jau vartotojas viską užpildė, paliko kreditkę, viskas jam jau, viskas, nupirko de facto. Kai kurie netgi gražina pinigus. Yra ta funkcija, vėlgi, 10, vėlgi sako, atsiprašau, inventorija baigėsi, ką tik buvo, dabar baigėsi. Ir gražiname pinigus, nepykite, kai sukursime, nemokamai tau atsiusime. Tai netgi sučaržina, per kokią nors PayPalą daro reversiją, ta prasme gražina pinigus, tada visiškai užbaigtas darbas. Vėlgi, čia palieku jau, kaip sakoma, kiekvienam atskiram kontekstui, to nerekomenduoju, nes vis dėlto tai yra savotiška miskomunikacija, bet tiesiog noriu paryškinti, kad ne visiškas pirkimas gali daug ką reiškia, nesvarbu, ką rodo kiti duomenys. Dar turime vieną klausimą iš anapus ekranų. Kokias didžiausias rinkodaros strategijos klaidas galite įvardinti į Lietuvos rinką, bandant įvesti mobiliąją programėlę? Per platus. Žinote, vėlgi, aš gal grįšiu ir laikysiuos konteksto šitos prezentacijos, tai prieš nors ką, nors kur reklamuojant, tikrai norėčiau pradžiai įsitikinti,
kad kitoj rinkoje, vėlgi įvedant į Lietuvą, darau prielaidą, kad kažkur tai yra, kad baziniai parametrai tikrai veikia prieš kažką darant. Nes labai dažnai, atvirkštinis scenarijus, tarp kitko lietuviai sako, nesako, o dažnai taip daro. Ateina pas visi, sako, turiu kažkiek veikiantį verslą, kažkiek tai ten pardavimų, kažkiek vartotojų, bet Lietuva tai mažytė, tai man reikia puodo pinigų, mano bėda mane pasaulyje nežino. Pradedi gilintis, supranti, sorry, ne, Lietuvoje neveikia. Jo, turi 3 atsitikinius vartotojus, kurie ten netyčia atėjo, tiki pats, kad tavo produktas reikalingas, veikia ir gali būti ten kažkiek tai pajėgus, bet ne, skaičiai to nerodo. Tai sakyčiau, gal grįžčiau prie to, kad tikrai prieš pirmą marketingo dolerį leidžiant, įsitikinti, kad tai to prieš scale to verta, nebent tai yra testas. Vėlgi, testoje tai gali bandyti belekiek. Bet jeigu nori skailinti, nes reikia prisiminti paprastą taisyklę. Jeigu unit ekonomika pelninga, marketingas potencialiai gali didinti pelną. Gali ir ne, bet gali ir didinti. Jeigu unit ekonomika nuostolinga, marketingas daugins nuostolius. Daugins. Tu sumokai pinigus už tai, kad turėti daugiau nuostolių. Pagal mane absurdas, bet dažnai taip daroma. Tai to aš nedaryčiau. Tai manau, kad su laiku jau daugmaž tilpome. Ačiū visiems už dėmesį.